Tai sveiki. Šiandien iš tikrųjų turim labai įdomų svečią, labai fainą žmogų. Moterį, kurią dažniausiai atpažįstame iš ryškių raudonų lūpų. Tai Rita Raukaitė. Bet iš tikrųjų ją turėčiau pristatyti kitą pavardę. Tai gal pati galėtumėt papasakoti šiek tiek apie tai? Jo, tai šiandien yra oficialiai antroji diena, kai esu Rita Raukaitė Vaitiekūnė. Tai sveiki. Tai turbūt dabar aktualiausia tema yra apie jūsų vestuvės. Tai gal galėtumėt pasidalinti tuo džiaugsmu su visais? Nežinau, iš kurios pusės. Iš kurios pusės norisi, kad pasidalinčiau vestuvių tematiką, džiaugsmu. Kas domintų, ką domintų išgirsti? Tai nežinau apie tas pačias vestuvės, kas vyko. Kas vyko, vyko graži šventė. Tokia dar jaučiuosi. Manęs per vestuvės klausė, Rita, ar jauti euforijos jausmą? Sakau, nejaučiu euforijos, jaučiu tiesiog pilnatvę. Tai esu čia atėjusi tokioj totalioj pilnatvėj. Vakar dar iki 1 valandos nakties karpiau gėlių kotus, merkiau vivazas ir dabar visi namai pilni gėlių, tokio džiugesio, lengvumo. Ir tikriausiai pagrindinis dalykas, apie ką buvo šios vestuvės, apie tokį tikrumą, nuoširdumą, atvirumą ir paprastumą. Tai tokia viso šito sąjunga, kurie atnešė pilnatvę ir vidinis pojūtis viduje pilnatvės. Kaip, nežinau, džiaugiuosi labai iš vis. Ačiū. Labai fainiai. Tai, nežinau, čia turiu keletą tokių temų, kuriom taip pat tiesiog norėčiau pakalbėti. Tai iš tikrųjų domėjausi nemažai jumis. Tai visokių įdomių dalykų sužinojau, kurių tikrai nesitikėjau sužinoti. Geras, kaip čia dabar įdomu man, kas čia bus. Jo, tikrai toks, žodžiu, pamačiau jumis iš kitos pusės. Aha. Tai, kiek žinau, esat labai glaudžiai susijus su savęs pažinimu. Tai, aišku, esate ir su jaunimu labai stipriai susijus. Tai toks galbūt klausimas, ar jaunimui yra sunku save pažinti? Įdomus klausimas. Tikriausiai savęs pažinimas yra be galo glaudžiai susijęs su savo jausmų, savo emocijų pažinimu. Ir jeigu kalbėti apie jaunimą, tai man yra be galo džiugu, kad jaunas žmogus pradeda žiūrėti į savo jausmus. Ir tai tikriausiai ateina iš darželio, nes darželyje yra labai daug dabar kalbama apie jausmus. Vaikai kalba apie tai, kaip jie jaučiasi ir tas jaunas žmogus užaugęs, ta kita karta, ateinanti, auganti, jinai drįsta pasižiūrėti, kaip jinai jaučiasi, kas su jie vyksta, jinai drįsta kalbėti apie savo emocijas, pasakyti, kad jinai pyksta. Žinoma, negaliu suabsoliutinti, apskritai kiekvienas žmogus yra individualus ir tas jaunas žmogus, jisai taip pat yra individualus, bet tas savęs pažinimas iš tos pusės, kad jaunas žmogus pažįsta savo jausmus, pradeda gebėti juos įvardinti, apie juos kalbėti, tai tikrai tai vyksta. O tas dar gilesnis, sakykime, savęs pažinimas, tai tikriausiai jisai ateina labai su metais ir su branda. Ir yra tam tikri augimo vystimosi momentai, smegenų vystimosi momentai, kurie tiesiog yra natūralūs. Ir aišku, būna jaunų žmonių, kurie žymiai anksčiau pradeda tiesiog ir suvokti dalykus, bet tiesiog yra raidos etapai, kur tas savęs pažinimas jisai yra tiesiog neišvengiamas, nes jisai vyksta su metais. Tai taip, jaunas žmogus vis labiau save pažįsta ir kuo toliau jisai auga, jisai vis labiau į tai gilinasi. Iš tikrųjų, aš čia dabar nesenai pastebėjau, čia galbūt nuo savęs, taip kaip pradėjau tą suprasti, kad šiais laikais yra labai daug visokių dalykų, labai daug visokių būrelių, yra tikrai labai daug vietų, kur žmogus gali pasireikšti. Ir yra labai sunku atrasti, kur tu nori eiti, kokiu keliu, ką pasirinkti. Ir nežinau, ar tas toks eksperimentavimas, kad iš vienos vietos į kitą perėti, ar tai yra gerai.
Nes iš tikrųjų būna ir tos tokios krizės užeina, kad Taip. nebenori to Taip. nieko daryti, kad tiesiog eisiu pabandysiu kitą veiklą, Taip. ar reikėtų taip daryti, ar geriau pasilikti prie tos veiklos, kurioje tu dabar esi. Nu, čia toksai yra dviprasmis klausimas, nes čia tokia dar vienas momentas, sakykime, iš to savęs pažinimo yra savęs stebėjimas, savistaba. Pastebėjimas tokiu vidiniu žvilgsniu, kas su manim vyksta, kokios mintis manyje kyla, kaip aš jaučiuosi, ne, tai lygiai taip pat ir su veiklomis. Kai aš save pastebiu, dėl ko, pavyzdžiui, aš noriu keisti. Galbūt man viduje yra kažkur nepatogu, gal kažkas yra, gal aš tiesiog tingiu stengtis, ar jau kažkoks yra, kur aš ten pavargau ir man poilsio reikia. Nu, gali būti įvairių ne procesų, dabar užstrigo žodis, įvairių situacijų, dėl ko vis, sakykime, tas jaunas žmogus ar šiaip žmogus nekeičia dalykus. Iš kitos pusės bandyti ir eksperimentuoti yra labai gerai, nes kaip tu kitaip žinosi, kas tau patinka. Gerai, vieni yra tie, kurie, važiuoju, pas manęs aplinkoje tikrai yra nemažai žmonių, kurie jie tiesiog žino, kad, pavyzdžiui, aš noriu daryti tą ir jie tai žinodavo nuo vaikystės ir jie į tai kryptingai eidavo. Mano atveju, man taip nebuvo. Aš niekada nežinojau, kokiu aš keliu noriu eiti ir aš visada galvodavau, eik tu savo, kaip būtų fainai, jeigu aš žinočiau, kuo aš noriu būti ir viduje jausčiau, kad aš turiu kažkokį talentą, čia kažkur kažką noriu daryti, kaip aš kryptingai eičiau, nes aš turiu drąsos, aš turiu užsispyrimo, galiu eiti veržlę, eik tu savo, galvoju, kad aš čia pavaryčiau, bet aš nežinojau. Ir man reikėjo eksperimentuoti. Ir viena laimė, kad aš savo leidau eksperimentuoti. Galbūt ne per būrelius, bet daugiau per veiklas, kurias aš pati ten sukurdavau, darydavau, man nepavykdavo, aš nukrisdavau, toliau bandai, toliau eini. Tai eksperimentuoti yra gerai, bet tuo pačiu yra reikalinga ir stebėti save. Ar mano eksperimentavimas nėra bėgimasis nuo kažko, gal man ten sunku socialinius santykius kažkokius užmegzti, gal ten man kažkas yra nepatogus su žmonėmis, gal tiesiog aš tingiu mokytis, kad tai netaptų bėgimuosi nuo paties savęs, bet eksperimentavimas tikrai yra gerai, nes tai taipogi veda į savęs pažinimą. Mhm. O tarkim, ar yra blogai, jeigu tikrai jaunas žmogus labai ilgą laiką nežino, ką jisai nori daryti, ką jisai nori ten, nežinau, gyvenime veikti ir jau tai, eina link to sprendimo, link tos, specialybės pasirinkimo. Ir ką tokiu momentu reikėtų daryti? Konsultuotis, keliauti pas karjeros konsultantus, galima ateiti į savanorystę, puikiai padeda vėl į savęs tą pasižiūrėjimą, kas man patinka, tas pats eksperimentavimas. Bet iš kitos pusės reikia suprasti, kad tas nežinojimas, taipogi jisai yra natūralus, nes su visu gyvenimo ritmu, su socialiniam medijom, kai žiūrim, kaip čia fainai, jau tas jaunas, jisai žino, ką jisai nori daryti. Ir ne tik tai jaunam žmogui tie patys klausimai kyla, tai kyla ir suaugusiems, kai taip atrodo visa aplinka, visiems čia taip tobulai sekasi, eik tu savo, aš nežinau, aš čia kažkokioje esu kažkur užstrigęs, man čia kažkas nepavyksta, aš čia nežinau, kur aš noriu studijuoti. Ir gerai, nežinau. Ir priimti tai, kad šią akimirką aš nežinau ir leisti savo nežinoti ir nereikalauti iš savęs. Konsultuotis, eiti kalbėtis, galbūt daryti kažkokius testus, pasižiūrėti, kas aš esu kaip žmogus, kur yra mano talentai, kur yra mano gebumai, atsigręžti į tai, ką man patinka daryti, ką aš iš tikrųjų gebu, kur, kai aš kažką darau, kyla mano vidinis džiaugsmas, kur aš iš tikrųjų jaučiuosi laimingas. Ir save stebint, pavyzdžiui, galima pastebėti, kad vienus dalykus darant, atrodo, kaip yra sunku, aš čia neturiu jėgų. Esat pastebėję, kad, pavyzdžiui, reikia kažką daryti ir dingsta energija ir atrodo, kaip čia reikia padaryti. O kitus dalykus tu eini,
ir tu nesupranti tokia energijos pliūpsniai, tu gali ten naktim nemiegoti, tiesiog energija generuojasi. Tai bet šitas pojūtis, tai yra tas pojūtis. Tas pojūtis, kai aš matau ir pasižiūriu, kur gaminasi mano energija. Toksai vidinis džiaugsmas, entuziazmas, ta energija tiesiog plūsta. Va čia yra tas raktas. Stebėti, kur kyla mano džiaugsmas, tai reiškia, va ten yra kažkas. Gali būti, kad va ten yra baisu eiti į tos dalykus. Ir mane gąsdina, nes ten reikia kažką daugiau padaryti, kokiu žingsniuku, kažkur daugiau pasirodyti, bet viduje aš jaučiu, kad va ten yra kažkas. Tai va ten, kur yra tas kažkas, ten reikia eiti. Ir va tas džiaugsmas, tas entuziazmas, tai yra ten, kur vidus ir kviečia eiti. Ir nereikia bijoti nežinomybės. Eksperimentuoti, konsultuotis, eiti pas specialistus ir leisti savo nežinoti. Ir priimti, kad taip, aš dabar nežinau ir ateis momentas, kada aš žinosiu. Aplinka jinai paduos labai daug spaudimo, bet stiprybė išbūti savo, aš tokiam savęs supratime ir savo žinojime, ką aš noriu daryti. O jeigu nežinai, tai vis tiek atsiras, viskas susidėlioja taip, kad tu vis tiek atsidursi ten, kur turi būti. Ir kartais toksai būna didelis uždėtas, svoris, kad va dabar aš turiu įstoti į tą specialybę, kur aš būtinai turiu būti ir dabar aš jau čia visą gyvenimą turėsiu tai daryti. Ne, aš pasibaigsiu, pasimsiu kažkokias kompetencijas, kažkokį žinojimą ir galbūt mane gyvenimas nuvesi visai kitą kryptį. Bet atsitiks taip, kad tuos dalykus, kuriuos aš išmokau, aš vis tiek panaudosiu. Tai va tokio, kad šiek tiek įsinešti lengvumo, nes tas svoris, kad dabar čia nulėmė visą gyvenimą, jis dar labiau gąsdina ir dar labiau suteikia tą tokią baimę priimti sprendimą. Ir tada tas nežinojimas, jisai toksai gąsdinantis labai pasidaro. O kaip jūs atradote tą savo kelią ir kokias studijas pasirinkote? Ir kaip atėjot iki to taško, kuriame dabar esate? Tai va, aš galiu pasidalinti kai reikėjo rinktis studijas, baigus 12 klasių, aš nežinojau, kur aš noriu stoti. Man atrodė, kad aš neturiu jokio talento, aš neturiu jokių gabumų, aš mokykloje buvau tokia vidutiniokė, nei man ten sekėsi, kad aš 10-ukais mokydavausi, nei, tokia aš buvau tiesiog vidutinė moksleivė, sakykim taip. Ir kai man reikėjo rinktis, kur noriu stoti, mano draugas tai labai aiškiai žinojo, ten viena vadyba, kita buhalterija, viso žinojo, aš nežinojau. Ir kažkaip man nušvito, kad galvoju, o ką man patinka daryti, ką ir fainiai daryti. Ir aš galvoju, man patinka organizuoti renginius. Aš tada mokykloje vesdavau renginius visokius, ten su vaikais užsiimdavau, mane kviesdavo. Ten tokia būdavau nuplaukus biškį. Buvau nuplaukus mokykloje. Tai dabar ne kaip kitaip. Leidžiu savo būti nuplaukusiai. Tai... Ir aš tiesiog leidau savo pasižiūrėti, kas man patinka daryti. Galvoju, gerai, renginių organizavimas. Ir tada pateikiau kultūrinės veiklos vadybą Klaipėdoje. Man atrodo, pirmų numerių ir įstojau į tą. Kažkas ten toliau dar buvo. Ir pasibaigiau kultūrinės veiklos vadybą, kas ir buvo susijęs su renginių organizavimu. Tada toliau baigiau dar renginių režisūrą. Ir taip gaudavosi, kad kas 3 metus pasibaigiau kultūrinės veiklos vadybą, praėjo 3 metai, supratau, kad noriu dar gilintis į renginius. Tada renginių režisūrą pasibaigiau. Praėjo 3 metai vėl, kur mane tie 3 metai nuvedė į tokią edukaciją, daugiau ugdymą. Tada pasibaigiau ugdymo mokslų magistrą. Ir dabar esu ugdyme. Tai pradėjau nuo renginių organizavimo ir taip plaukiau ir nukeliavau į ugdymą. Ir taip susidėlioja, atrodo, kaip čia susiję, bet viskas persipynė. Nes dabartinis darbas, jaunimo centre, tai yra apie ugdymą, bet labai daug yra apie renginius, organizavimas, veiklas ir panašiai. Tai atrodo,
skirtingi keliai, bet vat, kaip jie susipina į vieną. Bet kai aš domėjausi apie jūs, tai radau, kad jūs turite ir tą tokio teatro išsilavinimo, kas mane tikrai labai nustebino. Taip. Tai va tas renginių režisūra, ten yra teatro bakalauras. Studijų programa, tai ten tikrai buvo teatro. Apskritai teatras mano gyvenime, jisai nuo paauglystės tikriausiai. Aš labai mėgau vaidinti ir dabar mėgstu, labai norėčiau, kad Plungėje laikau čiūrikus, kad kažkada atsirastų suaugusiųjų teatras, leidžiu vis tą mintį, tai keliaučiau pirmu numeriu. Tai jo, bet tai yra daugiau toksai mėgėjiškas. Hobis. Jo, kaip hobis. Ir va ta renginių režisūra, jinai tarytum buvo kryptis, teatro bakalauras, bet ten mes į renginių režisūrą keliavom. Tai va. Tai dar žinau, kad jūs esate ir viena iš Spiečiaus narių. Taip. Tai aš, kai domėjausi, kas yra tas Spiečius, nelabai radau konkrečios informacijos. Tai gal galėtumėt plačiau papasakoti? Spiečius vadinasi bendradarbystės centras. Aišku, aš nesu specialistė, čia reikėtų Jurgitą Každailytę pakviesti, jinai čia tobulai apie tai papasakotų, bet tiek, kiek aš esu galiu, ne iš savo pusės, tai yra bendradarbystės centras. Ir Spiečiuje yra jauni verslai, berods jie gali būti iki 3 metų ar iki 5, dabar nebežinau, įsikūrę. Ir tiesiog jie keliauja į tokias tarytum bendruomenė, kuri auga verslume ir ugdo savo kompetencijas verslo kūrime, rinkodara, marketingas, buhalterija, ta prasme įvairios kryptis susijusios apie verslą. Tai ten ir paskaitų būna, ir mentorystės programos, ir suaugusiųjų netgi programa yra 50+. Tai įvairiausios programos, svarbiausiai, kad tu būtum jaunas verslininkas ir tu gali į Spiečių įstoti ir būti jo nariu. Tai aš ten buvau, kai aš buvau įkūrusi Ana saviugdos ir savirealizacijos centrą. Dabar yra tik tai pats verslas, kaip ir centro nebėra. Bet jo, labai mane užaugino Spiečius ir kiekvienam versliam jaunuoliui, verslininkui tikrai rekomenduoju stoti į Plungės Spiečių, tai labai daug galima ko pasiimti. Ir su jaunimu labai aktyviai dirba, ir jaunimui būna įvairių paskaitų, seminarų. Dabar kaip tik ir su jaunimo centru mes darėm vieną tokią bendrą kolaboraciją čia praeitais metais, 3 paskaitų ciklą apie verslumą, tai tikrai bendradarbiaujam ir į jaunimą orientuojasi. Tai sekite Spiečių, tikrai labai fainų programų yra ir jaunimui. Tai kad jau tai pradėjom kalbėti apie jaunimą, tai iš jūsų pusės, ko šiais laikais labiausiai trūksta jaunimui? Pirma mintis palaikymo. Tikriausiai sakyčiau palaikymo, buvimo šalia, nes labai daug yra dabar kalbama apie narkotinės medžiagas, veipus ir panašiai. Tai dabar mes ir jaunimo centre darėme tyrimą, atlikome kaip tik Plungės rajone, su kokiomis problemomis susiduria Plungės jaunimas. Tai pagrindinė problema yra emocinė sveikata. Jaunimui trūksta palaikymo iš mokytojų, tėvų, aplinkos. Jis jaučia pakankamai didelį spaudimą, mokymosi spaudimą. Didelė problema yra ir patyčių tematika. Liūdniausia ne tik, kad iš bendraamžių, bet ir iš mokytojų. Tai palaikymas man kažkaip toksai žodis, kuris apima labai daug ką. Palaikymas iš mokytojo ir supratimas, kad jaunas žmogus išgyvena tikrai sunkius gyvenimo etapus, tiek tas studijų pasirinkimas, tiek didelis spaudimas iš mokslų, tiek didelis spaudimas iš socialinių medijų, kuo būti, ką daryti, kaip pritapti, kaip būti fainu ir panašiai. Aš galbūt einu į tokį bendrą ir šiek tiek tokį gilį, kaip aš matau ir ką rodo, sakykime, mūsų atliktas tyrimas, tai tas palaikymas labai daug ką spręstų.
ir tikėtina spręstų ir tas pačias priklausomybių temas ir nuimtų svorį mokymosi, spaudimą. Tai jo. Ir pagalba, kaip tvarkyti su emocinė sveikata. Tai dabar mes keliaujame, norime, kad 27 metais Plungė taptų Lietuvos jaunimo sostinė. Dedame šitos žingsnius ir kaip tik orientuojamės į šią emocinės sveikatos temą. Tai palaikymas jaunimo emocinės sveikatos temoje yra pagrindinis dalykas, kas yra jam reikalinga. Ir kartu su Plungės įstaigomis, Plungės savivaldybė, jaunimo centras, kūrėme projektą, kurį dabar rengiame ir kurį teiksime sausio mėnesį ir tikimės, kad laikysim čiūrikus, kviečiam ir jūs visus laikyti čiūrikus, kad taptume tą Lietuvos jaunimo sostinę ir tokiu būdu Plungės rajono jaunimui, Plungės miesto jaunimui galėsime pasiūlyti be galo daug veiklų, paskaitų, užsiėmimų, kad padėtų šią problemą spręsti, šiuos sunkumus spręsti, apie kuriuos pats jaunimas kalba. Mhm. Tai mes, nusiminus apie tą spaudimą, ar gan nemažai, tai ar yra tas spaudimas tik tais iš tos aplinkos, ar ir pats žmogus save spaudžia? Tai vienareikšmiškai ir pats žmogus save spaudžia. Bet čia nėra tik tai apie jauną žmogų, čia yra apie kiekvieną suaugusį žmogų, nes tiesiog gyvenimo ritmas yra toksai didelis. Ir kai tu ypatingai matai socialiniuose tinkluose, socialiniai medijoje tos tobulus gyvenimus, kaip tobulai visiems sekasi, kaip tobulai viskas visiems išeina, kokios tobulas karjeras, visi aplinkui lipdosi, o šeimų tobulumas, koksai namai visų kokie yra gražus. Tai tu automatiškai pradedi save spausti, o kodėl man taip neišeina, kodėl man neišeina iš pirmo karto. Man čia turi gautis, aš čia negaliu daryti klaidų, aš čia turiu būti tobulas. Tai užsidedi tokį didžiulį savo krūvį, kad, yra labai labai sunku. Tai šitoj vietoj tas savęs pažinimas, savipagalba, savo emocijų pažinimas, jisai duoda labai didelį vaidmenį nuo tokio šiek tiek atsitraukimo ir sugrįžimo į save. O kaip man? O kaip aš iš tikrųjų noriu? O čia yra esminis dalykas suprasti, ne kaip aplinka, ne kaip draugai. Aišku, pas jauno žmogaus, automatiškai, toks yra vėl apie tą raidą, aš sugrįšiu, kad toks yra raidos etapas, norėti pritapti. Ir tai yra visiškai natūralu. Tiesiog yra svarbu suprasti ir save stebėti, kur galbūt yra ta riba, kad neperžengti, ar galbūt jau tiesiog mokytis save stebėti, o kas aš esu ir kaip aš noriu. Kaip jaunas žmogus, kaip suaugusysis, nes jūsų laidą ne tik jaunuoliai žiūri ir suaugę. Tai pažinti save ir stebėti save. Ir tai padeda atsitraukti nuo to spaudimo. Kai aš žinau, kas aš esu, kaip iš tikrųjų aš noriu, aš galiu savo atsakyti į šitą klausimą ir tada man įtakos aplinka nebedaro. Man nebedaro įtakos socialiniai tinklai, man nebedaro įtakos draugai, nes aš žinau, kaip aš noriu. Čia atsiranda, aišku, po to ir drąsa, bet jinai atsiranda ir su metais. Pasirinkti tą savo kelią, o kaip aš viduj noriu. Ir kokio aš kelio noriu, ir kokio aš gyvenimo noriu, ir kokių pasirinkimų noriu. Eik tu savo, čia bus belenkiek dyp. Jo, bet aš manau, kad reikia tokiam temam pakalbėti, nes tai yra be galo svarbu ir tikrai aktualu, nes galbūt tas pats jaunimas apie tokius dalykus net nepagalvoja, kad reikia susikoncentruoti save, pažiūrėti, ko tu nori, nes iš tikrųjų to spaudimo yra žiauriai daug. Ir ypač dabar su tais mokslais, kad yra tikrai sunku mokytis. Nes yra ne tik mokslai, bet yra ir užklasinės veiklos, ne tik būreliai, bet taip pat renginių organizavimai ir panašiai. Ir yra labai sunku rasti tą balansą. Tai nežinau, mano
nuomonė, kad yra pats sunkiausias jaunimui dalykas rasti balansą tarp šių visų dalykų, nes tu turi skirti laiko ne tik savo, bet ir šeimai ir artimiems žmonėms, o to dažniausiai nebūna. Pavyzdžiui, kad aš einu į mokyklą, tada į meno mokyklą, tada kiti renginiai ir jau tu grįžti kokią 10 valandą vakaro ir tu viskas eini miegoti, kur dar namų darbai, kur laikas savo. Tai kas iš jūsų pusės yra sunkiausia jaunimui šiais laikais? Man atrodo, kad tu puikiai viską pasakėjai. Nu taip, nes yra didžiulis spaudimas, iš visko yra spaudimas. Ir dar jeigu tėvai neduoda jaunam žmogui palaikymo, supratimo, kad, jaunas žmogus dabar taip išgyvena ir yra reikalavimas mokytis 10-ukais. Tu gavai 8, bet gal galėjai pasistengti iki 9-uko, gal galėjai čia geriau. Ne, man neišėjo geriau, nes tiesiog visko yra labai daug. Tai tas palaikymas ir iš tėvų pusės, kad nereikia būti tobulu. Tam jaunam žmogui nereikia būti tobulu ir nereikia būti visur, nes kas atsitinka tokiose situacijose, nes čia yra tokia situacija daugiau aktyvaus jaunimo. Aktyvus jaunimas, kuris yra aktyvus, jisai dažnai įsitraukia į vieną veiklą, į antrą veiklą, į trečią veiklą ir atrodo jisai spėja, bet tada atsiranda toksai nebegebėjimas nubrėžti ribas. O kur yra riba? Nes atsiranda mokytojai, kažkokios įstaigos, kažkokios, kur tas žmogus savanoriauja dar kažkur ir visi mato to žmogaus aktyvumą. Ir visi tada pradeda norėti to žmogaus, nes jisai yra fainas, jisai yra aktyvus, jisai geba ten daryti ir prasideda prašymai iš aplinkos tam jaunam žmogui. Ai, tu čia gal dar gali kažką, tai tu čia ateik dar čia kažką padaryti. Dar žiūrėk, kokie auklėtojai pradeda norėti ne tai, kad išnaudoti, bet panaudoti to jauno žmogaus talentą. Bet tik, kad nebesispėja, nebėra poroj tiek laiko. Tai tas ir supratimas, ir tas, čia vėl grįžimas yra į tą savęs pažinimą jaunam žmogui vėlgi, kad susidėti prioritetus, o kas man iš tikrųjų yra svarbu, kur yra svarbiausi mano gyvenimo momentai, ko aš iš tikrųjų, kas man yra svarbiausia ir su kuo aš noriu galbūt sieti gyvenimą, ar kas man patinka, labiau, kad prioritizuoti tuos momentus. Nes spaudimas yra be galo didelis iš visko, ir iš savęs, ir iš aplinkos. Ir tas balanso poreikis, vau. Jo, yra toks posakis, kad kas veža, tam ir krauna. Taip. Tai iš tikrųjų dar esu pastebėjus iš savo, nežinau kaip pasakyti, iš patirties, kad kartais netgi prasideda manipuliavimas. Kad tu tikrai pradedi logiškai galvoti, kad jau tu viskas tu nebespėjai ir kad ten tą savaitę turi labai daug renginių ir kad tiesiog tau pasiūlo kokį nors renginį ir tu atsisakai ir tada tau sako, o tai kitiems galiu, mums negali, o tai kodėl yra taip? Ir tada tai pastato į tokią nepatogią padėtį, kad tu negali atsisakyti. Ir tas irgi yra labai blogai, nes tu kaip ir nori atsisakyti, bet tu jau tada negali, nes tai jau spaudžia. Tai jau manipuliuoja. Iš esmės gali, bet tai yra labai sunku ir tam reikia labai daug stiprybės, nes tai yra labai nepatogu. Ir šitoj vietoj, dėl ko man norisi tiek kalbėti apie tą savęs pažinimą ir aš jau čia tikriausiai visus erzinus tuo savęs pažinimu, nes čia visur yra. Čia pažinkit save, bet tokiose situacijose, vaizduoju dabar, pažiūrėkim į kokį nors, paimkim koks, sakykim, auklėtojas ar mokytojas, bet taip tokią situaciją sumanipuliuoja. Aš nežinau kaip čia kas, bet, sakykim, toks kaip pavyzdį, atsitinka, sakykim, koksai mokytojas paprašo jauno žmogaus, kad pravestų renginį, tas jaunas žmogus negali, jisai turi didelį krūvį ir mokytojas, sakykim, taip sumanipuliuoja, kad kitiems gali, tau negali. Bet jeigu mokytojas eitų į savęs pažinimą, savistabą ir jisai pamatytų, o dėl ko man norisi manipuliuoti to jaunu žmogumi, nes gal aš turiu tokį didelį krūvį, kad gal aš neturiu laiko paprašyti kito, gal aš tingiu ieškoti kito, gal man kažkas yra patogiau,
Ta prasme, jeigu mes kiekvienas pasižiūrėtumėm į save, kas mūsų viduje kyla kiekvieną situaciją, viskas vyktų belenkiek paprasčiau. Ir tas savęs pažinimas susijęs su komunikacija, kad aš ir iškomunikuoju, aš save pažįstu, pavyzdžiui, ne, čia dabar biškai bus jaučiu suveltai, bet jeigu aš save pažįstu, aš žinau, kaip aš jaučiuosi, kas mano viduje kyla ir aš gebu tai iškomunikuoti ir pasakyti, pavyzdžiui, iš to jauno žmogaus, ne perspektyvos, aš jaučiuosi šią akimirką perdegusi ir jaučiu didelį krūvį šiandien, dėl tos priežasties man yra sunku priimti šitą ir tiesiog aš jaučiu, kad aš galiu palūžti prisiėmusi dar šitą papildomą darbą, tada ir kitam žmogui ateina, aha, čia jam yra sunkiai, va dėl ko jisai negali būti toj situacijai, va dėl ko jisai negali įsitraukti. Tai va tas savęs pažinimas, sugebėjimu pasakyti, tai yra du be galo glaudžiai susiję dalykai, vienas kitą papildantis, bet tam reikia ir drąsos, ir savęs supratimo. Ar perdegimas šiais laikais yra aktuali tema? Labai aktuali. Ir kaip apsisaugot nuo to perdegimo ir kaip iš jo išlipti. Aš gal, žinai, nesijaučiu tokia specialistė kalbėti apie perdegimą. Čia tikriausiai būtų daugiau kokių psichologų tema, psichoterapeutų. Nelabai galėčiau dalinti patarimus, bet ką iš savęs, aš daugiau iš savo pusės, nes perdegimas yra ir mano tema. Ir aktyvumas yra irgi mano tema, nes aš save perspaudžiu. Tai čia yra labai, toksai, sugrįžimas į save ir vėl pastebėjimas, brėžimas netgi savo ribų, ne tik kitiems ir aplinkai, bet brėžimas ir savo ribų, kad ne, va, Rita, tu čia turi sustoti, nes tu čia jau viskas. Tai pavyzdžiui, dabar aš seniau dar eidavau vesti renginius. Vesdavau renginius ir mane žmonės kviesdavo ir man tai tiek kainuodavo streso ir įtampos, aš atiduodavau energijos belenkiek daug ir aš dabar savo pasakiau, kad ne, aš nebeisiu vesti renginių, nes man tai yra per sunku. Atrodo, galiu, visiems fainai, bet man tai atima labai daug energijos. Tai išdrįsti pasakyti ir savo, kad ne, va čia yra riba ir man tai galbūt neteikia tiek džiaugsmo, arba man tai yra per sunku ir aš tų dalykų atsisakau. Ir jo, brėžimas ribų savo yra labai svarbus, manau, ir perdegimo temai. Jo, nežinau, dažnai tai būna, bent jau aš įsivaizduoju tokių dalykų, čia biškai prisifantazuoju, bet manau, kad ir kiti, kad jeigu tu ko nors atsisakysi, kad tau nebeduos to dalyko daryti. Tai. Nes, nežinau, pamatys ir tikrai yra galbūt ir kitų žmonių, kurie nori, bet kai paprašo tavęs ir kai tu esi ties to perdegimu, tu tiesiog bijai atsisakyti, nes galvoji, kad tau nebeduos. Nebeduos tu esi renginių, nebeduos organizuoti ir nebeduos tu kur pasireikšti. Jau tu tiek darbų įdėjai ties tuo dalyku, kad tu ten galėtumai ir daryti. Jo, tai čia yra toksai... Reikia suprasti, kad tai, kas tau yra duota, tai bus. Galbūt ne iš tų pačių žmonių, ateis kiti. Ir darbuose, būreliuose ar dar kažkokiose veiklose nėra nepakeičiamų žmonių. Tiek aš, tiek tu, tiek čia esantis mes nesam nepakeičiami. Visada atsiras už mus geresnių, visada atsiras už mus matančių dar kažkaip kitaip, gal dar fainiau, dar iš kitos perspektyvos ir viskas su tuo yra gerai. Ir tai, kas yra mūsų, tai, kas yra tavo, tai palauks ir tai nedings. Ir tas atsitraukimas, jeigu tai yra tavo dalykas, žmonės bus šalia ir jie palauks, kol tu išbūsi tame perdegime, atsitraukime. Tai tiesiog leisti savo atsitraukti. Ir ką, pavyzdžiui, dabar grįžtant vėl prie tos vestuvių tematikos,
tokį fainą momentą užkabinau, nes žinai, ypatingai kaip paskutinės dienos, Labai daug pasiruošimo, labai daug streso. labai daug streso ir visiems pradeda reikėti, tai Rita, kur čia tą dėti, pradeda visi žinutės rašyti, visi klausinėti, žinai, ir tu toksai, tu savo, tai kur čia dabar reikia dėti ir žinai, visiems čia tavęs reikia ir toks, išplaukęs. Ir ką aš labai fainiai panaudojau ir nebeatsimenu, kas užfiksavo, kad aš irgi užfiksavau, man kažkas paskambino, sako, Rita, kaip čia dabar čia tą darom, pasakyk čia man greitai. Ir aš tokia, palauk, aš kelias minutės pagalvosiu. Gali, sakau, palaukti? Jo, galiu. Ir man žmogus davė 5 minutės, ten 10, tiesiog atsitraukti. Ir aš tuo metu su kažkuo buvau kalbėjus, sako, bet kaip tu čia, Rita, fainiai. Ir aš kaip fainiai, aš atsitraukiau. Ir leisti savo nepasakyti iš karto. Ir kas atsitiko, aš tą minutę atsitraukiau, aš pabuvau su tuo, pasižiūrėjau taip iš šono ir aš priėmiau visai kitokį sprendimą, negu aš būčiau priėmusi tą momentą iš karto, žinai, su tuo visų spaudimu. Tai va čia labai geras momentas tikriausiai ir toj perdegimo tematikoje, kai ateina kažkoks pasiūlymas, žiūrėkit, duokit man pagalvoti vieną dieną. Nes gal tame momente aš tiesiog negaliu priimti sprendimo, nes aš nedamiegojau, tiek buvo daug namų darbų, kad aš nespėjau jų padaryti ir toks esu apskritai šiandien esu nenuotaikoje ir aš net nenoriu, bet gal aš atsitraukus tą vieną dieną, aš visai iš kitos perspektyvos pagalvosiu ir galvosiu, čia žiauriai fainai, iš tikrųjų noriu į tai eiti, arba ne, iš tikrųjų nenoriu, čia man yra per daug. Ir tada tu netgi per tą laiką gali užsiauginti drąsą, pasakyti ne ir atsitraukti. Nes gali susidėti pliusiukus arba minusiukus, kodėl aš noriu tai daryti arba kodėl aš nenoriu tai daryti. Tai čia dar yra labai fainas, kai nori nubrėžti ribą, susidėti savo ant lapo, susirašyti pliusus ir susirašyti minusus. Kodėl, pavyzdžiui, aš noriu nubrėžti tą ribą. Ir tada ypatingai ant lapo, kai susirašai, labai aiškiai viskas pasimato. Jo. Dabar net nežinau, kokį temą kalbėti. Mes čia nuplaukėm, žinai, į tokius vandenynus klausyti. Jo, ir iš tikrųjų labai, labai geras su jumis kalbėti, nes, kiti svečiai tiek neišsiplečia. Ir taip klausimas po klausimą ir tai gumą tempinti kalnus. Aš taip jaučiuosi lygiai terapijoje sėdėdama. Iš tikrųjų labai malonu. Tai, aš žinau, gal dabar pakalbėkime apie renginius. Kokie renginiai yra aktualiausi jaunimui? Ko jaunimas nori. Oi, labai įdomi perspektyva, ką aš pastebėjau, pavyzdžiui, toksai, kai jaunimas daro, tikriausiai, ko jaunimas labiausiai nori, dabar norėdama atsakyti į klausimą, supratau temą, žinai, ko jaunimas labiausiai nori ir kas tikriausiai jiems yra svarbiausia, darimas patiems. Kad tiesiog leisti jiems daryti patiems ir juos palaikyti. Nes ką aš pastebėjau jaunimo centre, sakykime, kažkokia paskaitų tematika. Jaunimas, kai daro pats, jisai daro labai dažnai visokius seminarus, kažkokius lektorius kviečia ir jie patys susirenka į tas veiklas, lektorystės, ten žiauriai fainiai pasidaro. Kai mes darom jaunimo centre tuos, ateina keletas jaunuolių. Jiems tai yra aktualu, jie kalba apie tai, kad jiems tai yra aktualu, kad jie nori įdomių paskaitų, bet kai jas darai, tai jie taip, Bet kai jie patys įsitraukia ir daro, jie kitaip tai vertina. Jie kitaip tikriausiai tai vertina. Tai tikriausiai pati esmė yra ne tiek renginio pačioj tematikoje, bet leidime tą renginį, tą veiklą daryti jaunimui pačiam. Tiesiog leisti patiems jiems kurti ir suteikti erdvės jiems kurti, aišku, palaikant, padedant, suteikiant saugią erdvę. Tai tai stengiamės ir jaunimo centre iš tikrųjų tai daryti, kad suteikti tą saugią erdvę kurti ir būti. Gerai, jau taip žiūrint iš tos miesto pusės, tai Plungė turi labai daug, turi tikrai daug aktyvių žmonių. Čia ir dabar buvo
tad Emilijos Broneikos ten ta paroda, kas tikrai buvo labai gražu, nes kaip toks jaunas žmogus gali tiek daug padaryti, tiek daug užsidegimo turėti. Bet nežinau, man vis tiek yra keletą dalykų, kurių Plungėj trūksta. Jeigu ten kalbant apie renginius, tai norėtųsi daugiau tokių renginių, kur būtų tiesiog pakviečiami muzikantai, galbūt tokie mažesni, bet augantys. Nes manau, kad taip pat būtų labai svarbu tie tokie dalykai, norint tapti Plungėj jaunimo sostinę. Taip. Tiesiog tokių daugiau renginių jaunimui, nes dabar ta viena miesto šventė, ten pagrindinė ir susirenka jaunimas. Bet tai yra realiai tik tais vienas toks metinis renginys. Ir biški gaila, jeigu ten dėl kažkokių priežasčių negali sudalyvauti, nes tokios progos kaip ir nebebus. O gal ne visi ten turi galimybę važiuoti į kitus miestus. Tai nežinau, iš mano pusės, tik to ir te trūksta Plungėj, o iš jūsų pusės ko dar Plungėj trūksta. Jo, čia žinai apie tą trūkumo momentą man tai... Čia realiai, iš vienos pusės čia trūksta labai daug. Čia tiek yra erdvės kūrybai, belenkiek daug erdvės kūrybai. Ir man kas yra gražu, bent jau kaip man atrodo, ką aš jaučiu iš savo pusės ir ką matau, kas vyksta, kad ta erdvė kūrybai yra vis labiau ir labiau palaikoma. Nežinau kaip jums, jauniems žmonėms, bet pavyzdžiui, žiūrint iš savivaldybės pusės, tai aš pradedu matyti, mes, pavyzdžiui, kaip atviras jaunimo centras, mes tikrai jaučiame didžiulį palaikymą savivaldybės, kūryboje, darime kažkokių dalykų. Pavyzdžiui, jaunimo centras neturėjo lauko erdvės. Tai, gali sakyti, eik tu savo, čia trūksta mums patalpų ir eiti visada zyzaudamas. Trūksta jaunimo centro patalpų, duokit mums patalpas, mums yra blogai. Bet mes pasižiūrėjom iš kitos pusės. Mes neturim patalpų, tai ką mes galim padaryti? Mes galim susikurti. Tai mes sugalvojom pasidaryti lauke tiesiog vasaros metu kupolą. Ir šiam momentui mes tiesiog, šitą, pavadinkim, problemą, iššūkį kylanti mums, mes jį išsprendėme. Ir kol mes turėsime tas patalpas, kažkada ateityje mes darome visą, ką galime geriausiai. Mes susitvarkėme patalpas, mes pasidarėme kupolą, ir mes tiesiog... Taip dabar ir gyvensim, kol turėsim patalpas. Tai mano matymas yra toksai, kad čia yra žiauriai fainai, kad kažko trūksta, nes būtent trūkume yra erdvė kurti. Įsivaizduojate, jeigu būtų pilna ir nieko netrūktų, tai ką tada veikti? Būtų neįdomu. Belenkaip neįdomu. Tai kai trūksta yra erdvė kurti ir kaip yra fainiai, kai yra žmonių, kurie mato, ko trūksta. Tokiu būdu mes galime kurtis bendruomenės, padaryti kažkokias grupės, sukurti kažkokius renginius, padaryti kažkokias veiklas. Čia yra tiesiog, man pulsuoja, atrodo, visas kūnas, kai kalbam apie tokius dalykus. Tai tiesiog kurti ir daryti, kurti bendruomenės, dalintis savo idėjomis. Davai, reikia mums tokio renginio, nėra tokio renginio. Susirasti bendraminčių, tai padarykim. Atsiras, žinokit, ir tų rėmėjų, atsiras ir tų pagalbininkų. Nereikia įsikibti tik tai vieno siūlo, kad čia savivaldybė būtinai turi remti, čia savivaldybė turi duoti. Ne visada ta savivaldybė turi pinigų. Yra ir kitų šaltinių, yra žmonės, kurie nori visada padėti. Yra organizacijos, įstaigos, tiesiog būti atviriems, kviesti bendradarbiauti ir tikrai žmonės, ir tikrai organizacijos. Žinoma, kad ne visos, bet tikrai didelė dalis yra tokių, kurie nori padėti jaunimui, kurios nori prisidėti, nori palaikyti ir kartu tikrai galim sukurti gražių dalykų. Jo, iš tikrųjų apie tą palaikymą, tai kai mes pradėjom visą šitą Plungė kalba projektą, jis yra tikrai labai šviežias, labai naujas. Ir aš kaip vedėja, ateidama tikrai buvau labai stipriai pasiruošusi heito bangai. Tikrai labai stipriai. Nesu tas žmogus, kuris stipriai atmuša tą kritiką, bet iš tikrųjų, dabar čia kelintas podcastas, 7, man rodos, ir nebuvo nei vieno neigiamo komentaro, nebuvo nei vieno blogo žodžio ar jokios kritikos, ne tik iš pažįstamų žmonių, bet ir iš aplinkinių. Ir tas yra labai keista, nes nieks nekritikuoja, o visi pasidžiaugia.
Tai toks tikrai gražus dalykas ir tikrai pagalvoja, kad vis dėlto nėra taip blogai, kaip yra kalbama, kad oi čia kiek daug kritikos, oi čia kaip visi bijo pradėti, kad čia nežinau ir tie turinio patys kūrėjai, čia visi kalba apie ten tą kritiką. Nu, bet ne visada tos kritikos būna. Ir iš tikrųjų Plungėje, nežinau, aš net nepasakyčiau, kad plungiškiai žino tokį žodį kaip kritika, kaip heitas. Nes aš tikrai be galo džiaugiuosi ir dėl kitų organizacijų. Čia irgi simfoninis orkestras turi didžiulį palaikymą ne tik iš gyventojų, bet ir iš savivaldybės. Tai tas yra tikrai gražu, nes Plungė, jinai yra tikrai vieninga. Taip. Ir žinai, kam yra dalykas, reikia suprasti taip, kad mes patys kūrėme savo aplinką. Niekas kitas mums aplinkos nekuria. Ir niekas kitas mums ant lėkštutės dalykų neatneš, kad ir kiek mes norėtumėm, kad ir kiek mums atrodytų, kad čia, čia gerai vyresnius, sakykime, būsiu orientuota, kad čia valstybė turi kažką duoti, čia savivaldybė turi kažką duoti. Niekas nieko mums neturi duoti. Mes patys turim eiti ir pasiimti savo mintimis, savo idėjomis, eiti prašyti, komunikuoti, kalbėti. Tai mes patys galime ir džiaugtis. Kai mes džiaugiamės aplinkiniais, mes sakome gražius žodžius, pagiriame, paskatiname, būtinai tas pats grįš ir mums patiems. Kitaip nebus. O jeigu yra heito, tai susikurkime aplink save aplinką ir žmonės, kuri palaikys, kuri bus šalia ir kurie tiesiog paskatins ir į kurią aplinką tu galėsi prisigėręs to heito paimti, sugrįžti ir būti saugioje erdvėje. Nes kuo daugiau eini, sakykime, karjeros laiptais, kuo tu daugiau esi matomas, kuo tu daugiau esi pasiekiamas, kuo daugiau žmonių mato tavo veiklas, vienareikšmiškai nebus taip, kad tu visiems patiksi. Tai yra normalu, nes žmonės kiekvienas turi savo nuomonės, savo pomėgius, savo matymą. Mes kiekvienas matome skirtingai ir kiekvienas leidžia savo tą nuomonę išreikšti. Kartais ta nuomonė būna paremta heitu ir visiškai tokia neadekvati, pavadinkim, o kartais ta kritika gali būti labai adekvati, į kurią tiesiog yra tikslinga atsižvelgti ir pasižiūrėti, o gal aš iš tikrųjų turiu čia kažką pakeisti ir kažką patobulinti, kažką kitaip daryti. Tai gali būti visaip, bet vėl pažįstu save, pasižiūriu, kas mano viduj, kaip čia yra, ne, ir tada gaunu atsakymą, ar čia tas heitas, ar čia turiu kažką pakeisti. Bet jeigu aš gaunu heito, kai aš esu ten kuo didesnis, kuo daugiau mane mato, kuo gražesnius dalykus kuriu, į kuriuos aš noriu eiti ir kur galbūt yra baisu, bet aš turiu aplinką, į kurią man yra saugu sugrįžti ir kuri mane palaiko, tas heitas pasidaro nebaisus, nes kartais didelius dalykus mums vieniems pereiti yra pakankamai sunku ir yra baisu, bet kai tu turi tą aplinką susikūręs, tai viskas palengvėja. Ir žinokit, kaip vėl aš dabar grįšiu prie savo vestuvių, bet mano pagrindinis džiaugsmas, mes sakėm su vyru padėko žodžiu žmonėms ir mes visi ten verkėme. Ir aš verkiau, ir mano vyras verkė, ir ten visi verkė, nes tai buvo tokia graži sinergija ir tai buvo tokie žmonės, kurie turi tą palaikymą ir su kurie mes turim tokį gražų ryšį, tai mūsų vestuvės buvo kažkoks, nežinau, magijos oazė, vien dėl to, kad tai buvo tie žmonės. Tai leiskit savo būti su tai žmonėmis. Nereikia aplinkoj tų, kurie nemėgsta, su kuriais aš jaučiuosi blogai, su kuriais aš grįžtu namo, aš jaučiuosi pavargęs, aš jaučiuosi išsekęs, aš jaučiuosi išsunktas. Žmonės turi būti tie šalia, su kuriais yra man gera, su kuriais aš jaučiuosi kaip namuose. Man yra gera tiesiog tylėti ir tiesiog būti. Čia yra tie žmonės, ne su tais, kur aš turiu būti kažkoks didesnis, apsimesti kažkuo, būti kažkuo. Žmonės turi būti tie, kurie man leidžia būti savimi ir kuriems aš leidžiu būti savimi. Bet čia yra tikra draugystė ir tikras buvimas. Ir iš jų būtinai bus ir palaikymas. Aš manau, kad dabar ne tik jaunimui, bet yra tikrai sunku atsirinkti tuos žmonės
Ir pati esu pastebėjusi savo pažįstamų ratų, kad ten, irgi internete ten yra visokių dalykų, ten apie ten tas tobulas draugystės ir visi tiesiog yra tokių žmonių, kurie nebūtinai ten turi draugų ar ten labai daug ten tų draugų. Ir tiesiog jiems yra svarbu tiesiog turėti kažką šalia savęs. Ir net nesvarbu, ar tas žmogus palaikys, ar jis bus šalia, tiesiog dėl vaizdo nori turėti. Ir labai būna, kad tiesiog, kad tas žmogus sugadina tą kitą žmogų. Ir kaip reikėtų tokių situacijų išvengti. Čia, žinai, yra vėl čia, kartais reikia tai patirti. Kartais reikia tai patirti, nes būdamas tokioj situacijoje, ateis laikas, kai aš tiesiog suprasiu, okei, čia kažkas negerai. Aš pasidalinsiu tokią situaciją iš savo gyvenimo, kai mano draugų tarpe, sakykime, kas aš buvau prieš kokį 7, 8, 9 metus ir kas aš esu dabar, aš esu du skirtingi žmonės. Visiškai, totaliai du skirtingi žmonės ir dabar kai kuriems, kurie mane iš seniau pažįsta, atrodo net yra sunku suvokti, kaip aš tiek pasikeičiau. Ir tame etape, kai aš buvau seniau, man vienas žmogus pasakė, Rita, palauk, kaip pasakė? Rita, aš tavęs nebeatpažįstu. Ir buvo toksai momentas, kai aš tiek buvau pasikeitusi ir taip save praradusi, kad aš buvau nebeatpažįstama. Ir aš tiek ilgai širdį nešiojausi šį pasakymą ir aš dar dabar jį atsimenu. Ir aš jį suvokiau tik po daugelio metų, praėjus kokiems 5 metams, žinai. Bet man reikėjo būti taip patirti, kad suprasti, kad ne, čia nėra mano gyvenimas, aš taip nenoriu. Aš nenoriu būti kažkokia, tokia prie kažko, nenoriu būti tokia. Ir aš išsigryninau. Ir kartais galbūt reikia tai patirti, kad išsigryninti, žinai. Ir kažką aš dar norėjau pasakyti apie tas draugystės tokio labai, kad apie tas buvimas, žinai, kad žmonės tarytum bijo komunikuoti ir bijo pasakyti, ir tu čia pasakei apie kritiką kažką ir baimę susipykti. Tai mano viena didžiausių draugysčių, jinai buvo ant tokio krašto, kai mes buvom susipykusios totaliai ir ten atrodė nebeįmanoma bėra kažką ištaisyti ir mes galėjom išeiti visiškai skirtingais keliais. Bet mes kalbėjomės ir nuoširdžiai pasakėm, kur kam kas skauda ir dabar mūsų draugystė po didžiulio susipykimo, kur galėjo įvykti susipykimas, jinai yra tokia tvirta, tokia nuoširdi, tokia tikra. Tai kartais nereikia bijoti susipykti, bet reikia komunikuoti ir kalbėtis, kur man skauda. Nes pykimasis nėra apie tai, kad aš tiesiog pykstu. Pykimas yra apie tai, kad man kažkur skauda ir man kažkas nepatinka. Tai leisti savo pasižiūrėti ir iškomunikuoti, kalbėti apie tai, kas vyksta su manimi. Ir tokiu būdu draugystės gali virsti stebuklingomis ir dar gražesnėmis. Draugystės nėra tobulos. Mes nesam, žinai, tokie, kur ateini ir čia viskas turi būti rožėm klota. Ne, mes esam skirtingi. Tiesiog reikia kalbėti, žinai, ir suprasti vieniems kitus. Iš tikrųjų, apie tą kalbėjimas, tai dabar iš vis to kalbėjimo realiai net nebeliko. Ir aš labai pasigendu labiausiai mokykloje, kad tiesiog išeini ir visi ir suliniai tuos telefonus. Bet čia apie telefonus yra atskira tema, bet tiesiog nebėra gyvo bendravimo ir gyvo kalbėjimus. Ir manau, kad tiesiog, kad jeigu mes tą gyvą kalbėjimas prarasim ir jau, nežinau, iš jaunimo pusės, kiek esu pastebėjus, kad tai jau beveik yra prarasta. Ir aš nežinau, kas bus su dabartinė karta. Bet tikrai to kalbėjimas jo labai stipriai trūksta, žiauriai stipriai trūksta. Ir tu kokiu nors ten konfliktų neišspręsite, nežinau, jėga ar panašiai. Didžiausias sprendimas yra kalbėjimas. Visiškai. Tai yra labai, labai, labai svarbu. Ir žinai, iš kitos pusės, aš kartais galvoju, mes labai, žinai, taip, eik tu savo, kas čia bus su tuo dabartiniu jaunimu, jie čia daro taip, jie čia daro taip, jie čia daro taip. Bet iš kitos pusės,
jeigu nevyktų kažkokie nuosmukiai, pavadinkim taip, ane, Pasikeitimai. kažkokie pasikeitimai, ane, dabar jaunimas įlindęs į telefonus, ane. Ir žiūrėkit, įlindęs į telefonus, tai reiškia, reikia ieškoti kažkokio sprendimo, kažką reikia spręsti, kažką reikia daryti kitaip. Ir iš tokio negatyvumo atsiranda kažkas, atsiranda paskaitos, atsiranda kažkokios grupės, atsiranda galbūt ten psichoterapija, kažkas atsiranda, kad padėti iš to išeiti, kas būtų įdomaus. Tai, taip, tai yra nefaina, tai yra didžiuliai iššūkiai, tai yra sunku, bet iš kitos pusės, va tas sunkumas sukuria kitą atsvarą, kuriai reikia laiko, kad jinai įsibėgėtų, bet va iš tų dalykų atsiranda ir kažkokie gražūs dalykai. Tai nepabijoti, man kažkaip visą laiką norisi nezysti ir nesakyti, kad ai, čia yra blogai, čia dabar kas čia bus su to jaunimu, kas čia dabar bus, ten kažką savivaldybė pridirbo. Ne. Reikia imti ir daryti. Tai atsitiko kažkas, tai žiūrėk, reikia ieškoti sprendimo, kaip tą spręsti. Viskas. Tiesiog pažiūrėti iš kitos pusės ir kažką daryti kitaip. Nes akivaizdžiai, kad toks veikimo modelis, kuris vyksta, jeigu jaunimas yra įlindęs į telefonus, tai kodėl jis yra įlindęs į telefonus? Galbūt šeimoje nėra ugdomas kalbėjimasis, galbūt šeimoje nėra ugdomas ryšys, galbūt šeimoje nėra palaikymo ir atitinkamos vertybių sistemos. Kame yra problema, kad jaunimas leidžia laiką telefone? Ir kai mes pamatysim tą problemą, ieškosim sprendimo būdų tai problemai išspręsti, mes būtinai rasime tą atsvarą. Nes faktas, kad veikimo modelis esantis dabar, jisai neveikia. Tiesiog. Ir būtinai atsiras. Reikės tam laiko, bet būtinai atsiras. Čia dar, žinai, toksai fainas yra, kad nuleisti pasižiūrėti savo iš pozityviosios pusės. Pozityvios ir ieškoti sprendimo variantų, nes visur, kad ir pačioj, pavadinsiu, šūdiniausiai, lietuviška, sako, lietuviški keiksmažodžiai, sako, nėra keiksmažodžiai. Aš nežinau, ar keiksmažodis šūdiniausias. Ne keiksmažodis, ne? Aš irgi manau, kad ir šūdiniausiai situacijoje yra sprendimo variantas. Tik tai reikia atsitraukti ir pasižiūrėti, koks jis gali būti. Reikia pažiūrėti iš kito kampo ir iš kitos pusės. Taip. Nes, nežinau, ką tikrai žmonės nedaro, arba yra tikrai retas, kuris tai daro, jeigu yra kokia nors probleminė situacija ir, nežinau, koks nors konfliktas, visada žiūri tik iš savo pusės, ieško naudos savo. Bet jeigu tu pasižiūri iš kito pusės, jeigu tu pasistengi suprasti kitą, nežinau, pasaulis visiškai kitoks pasidaro, tu visiškai kitaip pradedi matyti ir mąstyti. Taip, visiškai, čia labai graži tema irgi yra tas pamatymas savęs kito batuose. O kaip aš jausčiausi toje situacijoje, o kaip man būtų, jeigu man tai būtų, ane? Kad grįžtant ir prie tos pačios situacijos, ane, ten, kur mokytojas prašė tame perdegime, tame veiklume, kad dar kažkas vykstų ir manipuliacijai. O kai atsistoti į to jauno žmogaus batus, o kaip man būtų, jeigu aš tokį didžiulį krūvį turėčiau, žinai. Jo, čia yra labai svarbus, čia empatijos dalykas yra suprasti kitą labai fainai. To supratimo irgi labai trūksta jaunimui. Taip, visiškai labai. Tai aš jau žinau, kad mes tikrai turim gerą valandą podcast'o ir aš dar tikrai turiu nemažai temų, kuriom norėčiau pakalbėti, bet žinau, kad mūsų žiūrovams bus nuobodu žiūrėti tiek ilgai. Tai nežinau, jeigu sutiktumėt, siūlyčiau padaryti antrą dalį dar. Oi, jeigu tik tai norės, tai galbūt galima komentaruose paklausti. Būtų fainai, kad parašytų, ne, komentaruose, ar būtų įdomi antra dalis. Visai toksai fainas. Jeigu antrą dalį, ta prasme, ar įdomu buvo klausytis, nes gal neįdomu bus. Aš manau, kad tikrai buvo įdomu klausytis. Ir sakau, ačiū Jums. Ačiū, kad pakvietėt, labai gera čia būti. Dar įsikį pasakysiu, kad su Jumis buvau aš, Liepa Rimkutė ir Rita Raukaitė Vaitiekūnė. Su pasididžiavimu dabar sakau. Tai viso gero. Viso, iki.